Tai ką, sveiki bananautai, sakau, pradėjau montuoti Alytus video, bet pamačiau, kad neturim jokio intro, nes buvo šiek tiek lėkimo, bėgimo ir nespėjau nieko užfilmuoti, nebuvo jokių pašnekesių, nes biški buvo niuansų. Tai pasiėmiau naujos kartos DJ mikrofonas, šitų dar prekyboje nėra, tik tai rudenį pasileis. Bet veikia ir nuotoliu. Tai žodžiu, atvarėm į Alytų ir, čia galbūt pačių klaidos, mano asmeninė klaida, nes reikia skaityti reglamentą. O reglamentas nebuvo paskaitytas ir praeitais metais, kaip painformavo mane, kai vienkartinę licenciją perki, tai su vienkartinė licencija tu gauni ir draudimą ir su vienkartinė licencija užtenka ten sveikatos pažymos vairuotojo pažymėjimo. Tai žodžiu, prasidėjo rytas nuo to, kad reikėjo iki 11 valandos 3 valandas gal aiškintis tiesiog dėl pačios vienkartinės licencijos, ar pavyks ją gauti, ar pavyks apskritai man važiuoti varžybose Alytui, nes vairuotojo pažymėjimo sveikatos pažyma tinka, čia viskas gerai, bet reikalingas draudimas. Ir tu vienkartinę licenciją pirkdamas draudimo nebegauni, o Panevėžio etape, kai važiavau, 30 eurų sumokėjau, galvojau, kad čia kartu įeina, nes jeigu praeitais metais buvo 10 eurų gal, dabar 30, tai natūralu, kad turėtų būti draudimas, bet žodžiu jo nebuvo. Tai šiek tiek prasišoviau, reikėjo 3 valandas bandyti organizuotis draudimo, čia ir dabar, tai sumokėjau tiek pat, kiek už metinį būčiau sumokėjęs Lasfo, bet reikėjo skubiai, tai sumokėjau 2 dienom tiek pat, kiek metam. Tai, žodžiu, bet galiausiai draudimą gavau, galėjau važiuoti, viskas gerai. Labai skubant teko lėkti į komisiją Tech komisiją irgi gavau šiek tiek priekaištų dėl špilkų, kadangi užsisakiau špilkas, pas mane jos yra ganėtinai ilgos, tai Tech komisijoje prisikabino ir liepė jas pjauti. Tai po to lėkiam į treniruotės, tai keliamės į treniruotės, pasižiūrim jas ir po to keliausim į top 3-2 iš karto. I kill
Antras treniruočio važiavimas. Kur lakė? Irgi ištrinam. Karočią, antrą treniruočio sesiją puikiai suvažiavo. Pirmas trenas toks dar balamūtinaus, antras kaip ir jau kažkas pavyko, bet per daug gal gerai jau pavyko. A per daug gerai yra blogai. Trečias, ketvirtas trenas buvo viskas puikiai. Karočią, važiuojam dabar žiūrėti, kaip kitiems sekas. Kaip tau važiavimai? Na, tokie, žinai, ant ribos visur blokai, žinai, nebaisu biški, bet manau, Valai pasiruošęs, ne? Jo. Davai, kol kas iki. Vis šiandien gerai nusiteikė, nuotaika gera, šiaip žadėjo lietų, dar vis nelyja. Aš labai tikiuosi, kad per kvalifikacijų nepradės lyt, nes jau ko, bet mažiausiai noris treniruočių ant sausą, paskui važiuoti skaitiniam taškam ant šlapios dangos, tai čia yra baisiausia, kas gali nutikti drifteriui. Balanço bem sul, não cessa do fim de semana.
Žalaitis buvo antroje vietoje kvaloje, Marčiukas dabar važiavo top 16 su juo ir laimėjo, tai dabar keliauja top 8. Varu žiūrėti ir žiūrėsim, bandysim, dabar važiuos prie Žalandauską, kuris laimėjo praeitą etapą, tai gali būti ganėtinai sunku, bet tiki Marčiukų. Varyk. Gostosa, só que sosa, sosa, senta para 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 Esse é o Mozi, é o prato da Gostosa, putaria. só que sosa, só que sosa, sosa, senta para galingų automobilių, savo laiku laimėję tai, ką reikia laimėti ir sprendimą. Turime sprendimą ir tai yra 43 numeris Vitas Žalandauskas. Tai ką, top 8 kartelės nepraėjo, Žalandauskas labai gerai važiuoja, tai labai sunku buvo prieš jį. Nu ką padarysim, dėja nepavyko, šį kartą grįžtam be podiumo, aš apskritai man šiandien prasta labai diena buvo, tai tragiškai viskas sekės nuo pat ryto, nes nepaskaitė kažkas reglamento, tai turėjau labai daug reikalų ir po to šiek tiek visas iškritęs ir buvau. O kolegos, tai ką, top 3 pasiramstė, top 16, top 8 ir dabar jau namo pakuotis. Tai grįžtam ten pat, nes outro irgi nepasidaręs. 10 iš 10 filmuotojai. Bet žodžiu esmė tame, kad sekės ganėtinai neblogai. Jonuška pagaliau irgi po šiek tiek nulių maratono praėjo į top 32. Top 32 susitiko su Rapolu Čirba ir dėja, bet pralaimėjo. Bet Rapolas laimėjo visą street etapą šį ir pasiėmė pirmą vietą. Tai Jonuška pralaimėjo čempionui, dėl to labai nepykstam ir sveikinam Rapolą, jeigu žiūri, tai linkėjimai, maladėts. Tai va, o Marčiukui sekės šiek tiek geriau, tik dėja, kai susitiko su Žalandausku irgi teko nusileisti, tai gavos taip, kad top 32 kovose mūsiškiai pralaimėjo praeito etapo čempionui ir šio etapo čempionui. Tai labai nepykstam, visko pasitaiko, bet pralaimėti čempionam nėra taip ir blogai. Tai ką, ačiū, kad žiūrit, visiems linkėjimai ir didelė padėka, kas pasižiūri. Ant praeito video surinkom netgi virš 1000 peržiūrų, kas buvo iki šiol nematyta. Tai labai dėkingi, ačiū subscribinantiem, ačiū žiūrintiem, ačiū pasidalinantiem ir iki kitų kartų. Čiau. Pirkit didžiąją produkciją. Nereklamuoju, bet labai skani produkcija.